Treneri, turbūt tokios jums patiems klampios rungtynės, ar ne, komandai, kodėl taip nutiko? Žinot, tokios treniruotės pobūdžio iš tikrųjų. Varžybos daugiau, aišku, ten pabėgom, vėl biškį ten prisivijo prie 9 taškų, vėl taip nuėjom, ta prasme, kad jie stovėjo aikštę gan beveik visas varžybas, mes tam tikrų momentų neužtaikėm, bet sakau, čia mums gerai labai treniruoti prieš rytojų. Tas tritaškių prastas taiklumas lankai, kieti lankai, ar kur problema? Galima suvers bėdą ant lankų, aišku. Šiandien turbūt gynybas patenkintas, ne? Jo, šiandien ypač pirmas kėlinys labai patiko, kad tik 6 taškai, tai čianais iš tikrųjų idealiai. Šiaip tikrai vyrai dirbo gerai. Gera treniruotė. Ir turėtų džiuginti jūs tai, kad atsirado lyderis tada, kai Jeremy šiandien buvo tokios prastos. Tai šiandien lyderio gimtadienis, tai turėjo. Treneriai, ar užteks jėgų komandai rytoj? Tai vat, sakau, gaila, va čianais 8 žmonės, tai manau, kad turėtų užtekti. Žaidė, aišku, daugiausiai Saulius, nes gimtadienis vyro, tai štai ir daugiausiai žaidė. Ne, iš tikrųjų, kaip sakyti, sakau, tai bandžiau dėlioti taip, kad būtų daugmaž visi, kad daugmaž žaistų vienodai. Tai vienas susirinko 4, kitas 4, tai gavosi taip, kaip gavosi. Treneri, turbūt rytoj tos motyvacijos neturėtų stikti, ne, nes visgi kovosi dėl 4-osios vietos grupėje. Rytoj turim gerą šansą, tai žiūrėsim. Manau, kad pagal šiandien tikrai vyrai užsivedė, viskas tokia, gan nesunkios varžybos buvo, tai rytoj turim tikrai būti dar geresni.